O jei stresas būtų ne priešas, o energijos šaltinis? Psichologas Richardas Lazarusas teigia, kad stresas pats savaime nėra blogis. Svarbiausia, kaip jį interpretuojame. Harvardo tyrimai rodo, kad žmonės suvokiantys stresą kaip iššūkį, o ne grėsmę, pasiekia geresnių rezultatų ir pasirodo turi net sveikesnę širdį. Tai reiškia, kai ateina sudėtinga užduotis, vietoj to, kad mes sakytume, tai mane žlugdo, mes galime pasakyti, tai mane mobilizuoja. Iš esmės, streso valdymas darbe prasideda nuo perspektyvos, nuo to, kaip apie jį kalbame su savimi. Tai yra tas pats kaip ugnis. Jis gali sudeginti, bet gali ir sušildyti. Gal komandoje turime situaciją, kai reikia pristatyti kažkokią komandinę užduotį. Ir vietoj to, kad mes visi stresuotumėm, gal vienas kolega gali išdrįsti ir pasakyti, jaučiu, kad mes stresuojame, bet tai reiškia, kad mums rūpi. Toks požiūris gali pakeisti visos komandos nuotaiką. Ir klausimas, kaip šiandien vadini savo stresą? Grėsme ar iššūkiu? Prenumeruok kanalą, čia kasdien dalinuosi trumpomis emocinės gerovės piliulėmis. Ir ačiū, kad žiūrėjai.